Jeigu mane operuos, ar bus naudojami kažkokie implantai, nes esu girdėjus, kad būna dedami yra varžtai, vat, kas dedama operacijos metu? Nu, tai labai platus, aišku, klausimas, bet jeigu operuojam, tarkim, kryvinius raiščius, tai naudojamos šiais laikais specialios sagos titaninės. Jeigu operuojam, pavyzdžiui, peties sąnarį, ganėtinai yra populiarus specialūs inkariniai siūlai. Kas tas yra, tai reiškia, yra siūlas pririšamas ne prie kaulo tiesiogiai, jeigu taip išsireikšti, bet jis yra specialus varžtas įsukamas į kaulą, prie kurio yra prisitvirtinę siūlai. Ir tuomet tu gali tik tokiu būdu prisiūti sausgyslę prie kaulo, naudodamas tokią metodiką. Iš esmės organizme paliekami, kaip čia sakyti, rentgeno kontrastinis implantas arba ne. Grubiai taip galėčiau išskirti, tas rentgeno kontrastinis tai yra dažniausiai metalas, titanas ar kažkas tokio. Ne rentgeno kontrastinis yra paprastas siūlas, kuris tiesiog neištirpsta, bet ten lieka. Jo taip nei rentgeno niekur nematyti. O tuos, gerai, įdedame tie implantai, juos reikia išimti su laiku, ar jie paliekami visam laikui? Šiaip ne vieno implanto išiminėti specialiai nereikia. Dažniausiai, nebent yra specialūs implantai, kurie, tarkim, tie naudojama plokštelė, kuri, jeigu būtų ilgiau kabinė plokštelė, kuri rekomenduojama išimti per pusmetį. Todėl, kad jeigu bus ilgiau palikta, gali tiesiog pritrinti kaulo, pragulėti kaulą. Viena iš tokio, ką sakyčiau, antras, tai yra šoniniai aparatai, kuriuos reikia nuimti gydymų baigiančius, bet šiaip daugumoje visi implantai paliekami, kokie bebūtų, ir jų pašalinimui indikacija, aš sakyčiau, yra tik tai viena, jeigu jie trukdo. Kas yra, jeigu trukdo, reiškia, jeigu čiopiasi podą, trina, yra jaučiami tiesiog, arba įsivaizduojami, kad jie yra ir trukdo gyventi, tuomet yra galima priskirti, kad indikacija yra juos pašalinti.